Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, žiūri šitą mano įrašą. Šiandien yra šeštadienis, Dievo palaiminta 7 savaitės diena. Diena, kurią Kūrėjas palaimino šio pasaulio kūrime. Sveikinu visus su šia nuostabia diena, būkite Dievo artume ir jo palaimoje. O šiandien toliau skelbiu Dievo žinią pasauliui. Ir tai yra jau 5 mano įrašas, kuriame noriu paskelbti balsas iš dangaus, kuris skelbia. Žinia labai svarbia jums. Kad paskelbti šitą žinią, reikėtų prisiminti, ką skelbė antras ir kitas angelas, o jie skelbė bendrą žinią. Krito didžioji Babelė, didysis miestas, kuris savo paleistuvyngo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Šioje žinioje skelbiama, kad pasaulyje globaliu mastu yra kritusi religinė sistema, kuri nebesivadovauja Dievo žodžiu, atvirkščiai jį ignoruoja. Savo laidose aš dėjau ne vieną įrašą profesoriaus Walterio Faito ir Martino Smito, Dievo žodžio skleidėjų laidos, kurios aiškiai papasakoja apie šios religinės sistemos vyraujančios pasaulyje, klaidžia mokslą, tą klaidingą mokymą žmonių, kuris žmonės laiko tamsoje, nežinojime ir toli nuo Dievo. Rekomenduoju visiems pasižiūrėti tas laidas, kurie nežiūrėjo. O šiandien savo šiame įraše norėsiu taip pat trumpai apibendrinti, glaustai, tas pačias svarbiausias tą svarbiausią klaidingą mokymą, kuris laiko žmonės tamsoje. O kas norėsite, kaip ir minėjau, giliau sužinoti, tai pažiūrėkite tas laidas, visas laidas po kiekvienu mano įrašu ir tikrai susidarysite tikrą išmanymą, turėsite ir susidarysite tikrą vaizdą apie tą visą klaidingą sistemą, apie kurią praneša antras ir kitas angelas, kurį krito. Tai istorijoje, dangaus istorijoje, danguje buvo galingas angelas, trečias po Dievo, antras po Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus. Tai buvo Liuciferis, Dievo kūrinys, kurį Dievas apdovanojo didelę galią, apdovanojo nuostabių grožių ir pasidalino su juo savo išmintimi. Tai buvo galingas, gražus ir labai išmintingas angelas. Jam buvo pavaldus kiti dangaus angelai. Tačiau jį užvaldė puikybė, savimeilės mintis. Tai yra nuodėmės pradas, blogio pradas. Ši puikybė ir ta savimeilė užkariavo jo širdį, jo jausmus, mintis, protą. Ir jis susinorėjo savo sostą užkelti aukščiau Dievo sūnaus sosto, Jėzaus Kristaus. Danguje įvyko kova, kurios tėkmėje Liuciferis buvo išmestas iš dangaus ir dabar gyvena tarp mūsų. Gavo valdžią žemėje, nes mūsų protėvis Adomas paragavo uždrausto vaisiaus ir padovanojo jam dovanotą Dievo valdžią žemėje, perleido Liuciferiui. Liuciferis tapo šios žemės kunigaikščiu. Iki tos dienos, kada į žemę atėjo Jėzus Kristus, Dievo sūnus, žmogaus asmenyje, dėl mūsų visų savo kančia ir krauju kentėjo ant kryžiaus ir savo kančia ir krauju išpirko mūsų visų nuodėmes, numirė ir prisikėlė ir taip nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį. Dabar Jėzus Kristus yra šios žemės valdytojas, mūsų Dievas. Tačiau pats Liuciferis šioje žemėje mūsų įgyvendino tą sumanimą, kurį turėjo danguje per Romos popiežiaus asmenį. Nes visa šita sistema paskelbė save Kristaus vietininkų žemėje, kurie turi galę Kristaus vardu atpirkti žmonių nuodėmes. Tačiau čia yra bėda. Dievo žodis, Biblija, apie tai nieko nesako. Atvirkščiai, visas Dievo žodis, visi skyriai nukreipia į Dievo sūnų Jėzų Kristų.
Paskaitysiu jums Jono Evangeliją 14 skyrių 6 eilutę. Jėzus sako savo mokiniams. Jėzus jiems sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, tik per mane. Reiškia, vienintelis kelias pas Dievą į amžiną gyvenimą yra per Jėzų Kristų. Ne per Romos popiežių, ne per vyskupą, ne per kažkokį kunigą. Dievui tarpininkai nereikalingi. Dievas atsiuntė savo sūnų į žemę, kad sūnus savo mirtimi, savo kančia, savo krauju išpirktų mūsų visų nuodėmes. Ir tai yra nuodėmės atleidimas. Nereikia kito tarpininko. Reikia tiesiog patikėti tą Jėzaus Kristaus auką, atversti Dievo žodį, susipažinti su Dievu, pamatyti savo nuodėmingumą, dėl tos nuodėmės atgailauti, tada priimti patį svarbiausią savo gyvenime sprendimą, tai pasikrikštyti. Nes krikštas tai yra atnaujinimas sandoros su Dievu, kurią mes visi per savo nuodėmingą gyvenimą sulaužėm, tą sandorą su Dievu. Ir savo krikštu aš pasižadu Dievui, žmogus pasižada Dievui išsižadėti visų savo blogų darbų, visų įpročių, savo papročių, kurias įgyja per savo ilgą gyvenimą, eiti Dievo keliu, savo gyvenimą patikėti Dievui. Tai yra krikšto procedūra. Čia yra tikrasis nuodėmės atleidimas, ne per Romos popiežių. Tai yra pirma tokia klaidinga informacija žmonėms, tas klaidingas mokymas, kad Romos popiežija turi Kristaus suteiktą mandatą jo vardu atleisti žmonėms nuodėmes. Toliau laiko tėkmėje, kada pagonis vertėsi į krikščionybę atėjo pagoniškos tradicijos ir papročiai. Ir būtent Romos bažnyčia šios papročius sumaišė su krikščionybė, padarė tą miksą, kas prieštarauja labai Dievo žodžiui. Ir Dievas visame savo žodyje ragina žmonės nepasinerti į pagonybę, į jos papročius, į stabų garbinimą ir taip toliau. Romos bažnyčia visą tai sumaišiusi pateikė žmonėms. Tai jau dar vienas prieštaravimas Dievo žodžiui. Su pagonybės papročiais į krikščionybę atėjo ir stabų garbinimas, statulos, paveikslai, drožiniai įvairūs, kryžiai, kryželiai, visokie rožančiai, rūpintojėliai ir visas kitas stabų garbinimas. O Dievo duotas antras įsakymas, kuris skelbia: nesidaryk savo jokio stabo į vyrą ir į moterį panašų, nesigamink savo jokio drožinio, jokio paveikslo savo nesipiešk į tai, kas panašu į danguje, žemėje ir vandenyse. Kitaip tariant, nesigamink savo Dievo negyvame daikte. Ir Dievas tai griežtai pasakė, to negalima daryti, nesilenk ir negarbink tų daiktų negyvų. Todėl, kada Roma pamatė, kad tai labai prieštarauja, tai tam veiksmui jie tiesiog tą įstatymą panaikino, įsakymą tą panaikino, ištrynė. Kad žmonės jo nežinotų ir klausimų neuždavinėtų. O kad kompensuoti tai, ką jie padarė, jie paėmė 10 įsakymą, padalino į 2 dalis ir 1 dalį įdėjo į 2 įsakymą, kurį buvo panaikinę. Taip vėl buvo 10 įsakymų. Toliau, kad patenkinti pagoniškus papročius, vietoj Dievo palaimintos dienos šeštadienio, nes šeštadienis yra tikroji Dievo palaiminta diena, Dievo kalendoriuje, Dievo laike, savaitė, baigėsi šeštadienį. Šeštadienis yra 7 diena, o sekmadienis yra 1 savaitės diena, jinai Saulės diena ir jinai būdavo visada pagonių garbinama kaip Saulės diena. Kad patenkinti pagonių poreikius, Romos popiežija įveda sekmadienio garbinimą. Vėlgi naikina 4 Dievo įsakymą, kuris skelbia: atmink ir švęsk mano šabo dieną. Šabas tai yra poilsis. 6 dienas triūsi, bet 7 yra tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo. Jie šitą įstatymą ištrina ir įdeda švęsk sekmadienį.
Dar viena žmonių apgaulė, kad žmogus nešvęstų Dievo palaimintos dienos. Ir sekmadienio garbinimas tampa šios religinės sistemos valdžios ženklu. Dar viena apgaulė. Tada dar laiko tėkmėje įvedamos mišios arba maldos už mirusius. Tai yra vėlgi klaidingas mokymas, nes Biblijoje apie mirusius yra aiškiai parašyta ir čia dar atsiranda pragaras pas juos ir skaistykla. O Biblijoje yra aiškiai parašyta, kad mirusieji nieko negirdi, nieko nemato, nieko nejaučia, tiesiog guli kape ir laukia Dievo teismo sprendimo vykdymo. Jie nedalyvauja jokiose šeimos apsaugoje, kaip ten traktuojama, kad jie mato savo vaikus ir taip toliau. Ne, jie guli tiesiog kape ir laukia Dievo teismo sprendimo vykdymo. Kada bus pašauktas, kada Dievas juos pašauks vardu ir tie, kurie buvo Dievo artume ir vykdė Dievo valią, vadovavosi Dievo žodžiu ir įsakymais, bus prikelti gyventi jam žinai gyvenimo, o tie, kurie ignoravo Dievo žodį, ėjo blogio keliu, bus prikelti teismo dienai. Atsakyti už savo gyvenimą, duoti apyskaitą žmogui, Dievui. Toks yra Biblijoje prašymas. Tad maldos ir mišios už mirusius tai buvo tiesiog pasipinigavimas, kad žmonės už tas mišias mokėtų. Ir iš visa religinė sistema, visos bažnyčios ir ta religinė sistema tapusi yra kaip koks supermarketas, kuriame yra paslaugos ir paslaugų kainininkas. Krikštas kainuoja tiek, santuoka tiek, laidotuvės tiek, palaiminimas tiek ir taip toliau. Tikras Dievo kunigas tai visą daro nemokamai, nes kunigas turi gyventi iš aukų, kurias aukoja žmonės. Visos procedūros turi būti nemokamos. Dievui nereikia tų pinigų. Dievas yra nustatęs, kiek žmogus turi atiduoti Dievo bažnyčiai. Tai kiek jau yra daug tų paklydimų, pakeistas įstatymas, savavališkai paimta Jėzaus Kristaus padėtis, įvestas stabų garbinimas, įvestos mišios už mirusius, tada dar įvedamas nuodėmės atleidimas už pinigus. Čia buvo absurdas. Reiškia, tu gali išsipirkti nuodėmę savo. Buvo tokios indulgencijos, popiežiaus raštai, kurios nusipirkus tavo nuodėmės visos atleidžiamos, kaip paprasta. Deja, bet taip nėra. Pačioje pradžioje aš pasakau, kaip yra tikrai atleidžiama nuodėmė. Turi būti supratimas, Dievo žodis, tikėjimas Jėzaus Kristaus auka, savo nuodėmių išsakymas Dievui, tai turi būti atgaila, krikštas, sandoros atnaujinimas su Dievu. Ir tada tik Dievas atleidžia žmogui nuodėmę. Patikė žmogum, kad jis išsižada visų savo nuodėmių. Ne už pinigus. Dar viena didelė apgaulė, kuri atėmė iš žmonių tikrąją krikšto procedūrą, tai buvo vaikų krikštijimas. Krikštas tai turi būti asmeninis suaugusio žmogaus sprendimas. Eiti Dievo keliu ar neiti Dievo keliu. Mažas vaikas, nesiorientuojantis aplinkoje, to suprasti negali ir jisai negali nieko priimti. Ir tai prieštarauja Dievo žodžiui. Krikštą turi priimti kiekvienas suaugęs žmogus asmeniškai, nes tai labai atsakinga procedūra. Tu sudarai atnaujini sandorą su pačiu kūrėju. Labai rimtas veiksmas. Ir šitas buvo iš žmonių atimta su vaikų krikštijimu. Daugelis žmonių galvoja, kad jie pakrikštyti. Iš tikrųjų nesate pakrikštyti. Ir ties šitą vietą būtinai susimastykite. Jeigu norite pamatyti tikrą krikšto procedūrą, kaip jinai atrodo, YouTube'e įveskite paieškoje Jėzaus Kristaus krikštas.
Ir ten išmes seną filmą apie Jėzų Kristų ir ten parodys, kaip Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją pasikrikštyti į Jordano upę. Ten pamatysite, kaip atrodo krikštas. Ir pabaigai dar į visą šitą religinę sistemą įvedė moters su vaikų garbinimą, dar atnešė dar vieną stabą, kuris, kaip minėjau, antras Dievo įsakymas draudžia gamintis bet kokį piešinį, bet kokį paveikslą, bet kokią statulą ir jai lenktis ir ją garbinti. Dar žmonėms buvo dar papildomas vienas stabas Marijos vardu. Kalbant apie Mariją, tai yra moteris, kuri buvo pasirinkta ne iš visų moterų žemėje, bet ją pasirinko Dievas, nes jinai buvo iš Judo giminės. Pagal visas Biblijos pranašystės, Jėzaus Kristaus biologinė mama turėjo būti iš Judo giminės. Ir Marija taip pat kaip Adomas ir Ieva, kaip kiti žmonės, kurie vykdė Dievo valią, Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Juozapas, Dovydas, toliau apaštalai, Petras, Stepanas, Paulius, Jonas, jie visi guli kapuose ir laukia Dievo teismo sprendimo vykdymo, kada jie bus prikelti amžinajam gyvenimui. Guli kape ir laukia. Niekur nėra Biblijoje parašyta, kad Marija tapo šventoji ir jį reikia melstis ir kad per Mariją, kad užtartų Jėzų Kristų, mums atleisti nuodėmes. Visa tai yra melas. Klaidingas mokymas. Nes kaip ir minėjau, vienintelis nuodėmės atleidimas eina per Jėzų Kristų. Jeigu per Jėzų Kristų yra atleidimas, melskite Jėzaus Kristų, kad jums atleistų nuodėmes. Tada Jėzus Kristus atsiųs jums šventąją dvasią, kuri pradės kardinaliai keisti jūsų gyvenimą. Jūs norėsite atversti Dievo žodį ir susipažinti su Dievu. Tada jūs pamatysite savo tikrąjį nuodėmingumą ir norėsite atgailauti dėl to. Tada šventoji dvasia jūs paskatins priimti krikštą ir sudaryti, atnaujinti sandorą su Dievu. Tai yra tikrasis krikščionio kelias į nuodėmės atleidimą. Visą tai žmonių šitą religinę klaidingą sistemą atėmė. Pamastykite apie tai, pasižiūrėkite visas laidas Walterio Faito ir Martino Smito, atverskite Dievo žodį, skaitykite ir sužinosite visas tiesas. Dabar aš noriu jums paskelbti, ką skelbia balsas iš dangaus. O balsas iš dangaus dažniausiai būna pačio Dievo balsas. Nedažniausiai visada Biblijoje balsas iš dangaus yra Dievo. Skaitysiu Apreiškimo 18 skyrių nuo 4 iki 5 eilutės. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį: Išeik iš Babelės mano tautą, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Mat jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktenybės. Dievas ragina, kad kiekvienas tikintis žmogus, nesvarbu kokioje bažnyčioje jisai dabar yra, tas tikrai, kuris tiki Dievu, išeitų iš tos apgaulingos sistemos. Nesivadovautų tom visom klaidingomis doktrinomis, to katekizmo ir kitomis ten visokiamis taisyklėmis. Vienintelis Dievo pažinimas eina per Dievo žodį. Suraskite bendruomenės, kurios vadovaujasi Dievo žodžiu, vykdo Dievo įsakymų, švenčia palaimintą Dievo dieną ir traktuoja, kad atleidimas yra tik per Jėzų Kristų, Dievo sūnų. Nes jokio tarpininko Dievui nereikia. Dievas atsiuntė savo sūnų, kad sutvarkyti šį nuodėmingo žmogaus nuodėmės atleidimo reikalą. Tik per Jėzų Kristų. Ir ragina, išeikite iš tos sistemos, nes jeigu pasiliksite toje sistemoje, negalėsite atlaikyti to žvėries ženklo. Būdami toje sistemoje, klaidingoje, tame religinėme klaidingame mokyme ir toje visoje ekonominėje sistemoje, tos Babelės.
Jūs priimsite žvėries ženklą, žvėries atvaizdą ir pagarbinsite žvėrį. Ir taip užsitrauksite Dievo rūstybę. Dėl to visi šie angelai ir skelbė šias žinias, kad jūs įsižadėtumėt visų šitų laidingų mokymų ir nepriimtumėte to žvėries ženklo ir būtumėte Dievo artume ir jūs užsitarnautumėte savo amžinąjį gyvenimą. Šiuose žinutėse Dievas mums visą tai siunčia. Pamastykite, kaip ir minėjau, po šio savo įrašo įdėsiu 2 aiškinamuosius filmus Walterio Faito ir Martino Smito. Būtinai pasižiūrėkite ir daugiau sužinosite. O dar geriau pasižiūrėkite visus filmus, kuriuos kėliau po savo įrašais. O aš kitą šeštadienį, Dievo palaimintą dieną, 6 dalyje skelbsiu šios Babelės žlugimą, negailestingą žlugimą, kuris ateina ir mes tai jaučiame visais įvykiais pasaulyje, kas vyksta tarp mūsų. Mes turėtume susimastyti ir žemės drebėjimai, ir gaisrai, ir Kalifornijos įvykiai, ir karai, visa tai yra išpranašauta ir mes artėjame į paskutinę Dievo teismo dieną, jau tą pačią akimirką, kada bus skelbiamas Dievo teismo sprendimas ir bus vykdymas. Tai vat, pamastykite apie tai, o mes susitiksime kitą šeštadienį Babelės žlugime. Būkite Dievo artume ir jo palaimoje. Iki.